daunas, tu nemoki matematiką, žinai, matematics. Paduok kečupą, žinai, sako. Algimantas mums kartoja. Be Lietuvos aš esu niekas. Ir pasakoja savo šeimos istoriją. Mano tėvai buvo, mama jo buvo žydai, žinai, o tėvas buvo jo totorius, o iš mano mama pusės tai tikri lietuviai, buvo jos močiutė tikra lietuviai, o senelis buvo iš Gana, princas, ten per e-mailą, žinai, ten močiutė per e-mailą su juo ten susipažino ir po to prisimenu, man sakydavo močiutė tą iš Lietuvą, lietuvė tikra, sakydavo, žinai, aš jį vedžiau ne iš meilės, žinai, o iš to, kad kažkas egzotiškiau, žinai, būtų. Kažko kitoniško norėjo, sakė. O aš tikras lietuvis ir to didžiuojuosi tikrai. Algimantas sako, aš myliu Lietuvą. Ir tai kartoja ne kartą. Man tai, žinai, juokinga būna, kai emigruoja iš Lietuvos, pabūna for example, in America, pabūna 2 metai, žinai, Amerikoje ir jau, žinai, pamiršta visą Lietuvą, viską kaip kalbėti su akcentu, kalba nežmoniškų ir pamiršta visiškai tą, žinai, lietuvybę savo. Aš, žinai, jau Amerikoje esu 3 metai ir jokio akcentas joks nėra, žinai, jokio akcento, esu tikras lietuvis. Čia maistas ir žmonės yra plastmasiniai, sako Algimantas mums. Ir pasakoja linksmą istoriją iš gyvenimo. Sunku buvo iš pradžių, labai sunku buvo pritapti, žinai, čia visas tas maistas yra visai kitoks nei Lietuva ir čia tas maistas, žinai, yra fast food, žinai, čia viskas yra labai greitai, viskas be meilės padaryta. Prisimenu, labai pasilgau cepelinas ir padariau aš cepelinas per vargas negalą, žinai, padariau, jau sėdim prie stalas ir aš valgau grietinės iš Lenko Polish parduotuvė, žinai, ir tie kambariokai sako, what is this? Ir aš sakau, čia yra lietuviškas cepelinas, paduok kečupą, žinai, sako. Ir aš tada taip, tik tai, žinai, taip, jau įniršau, žinai, ir sakau, kečupas, tau paduoti kečupas. Ir tada, žinai, aš taip lietuviškai sakau, žinai, negražiai, bet sakau, eik tu nachui. Bet tada vieną vakaras, žinai, aš buvau very depressed, žinai, nežinau kaip ten sako Lietuvoj, labai buvau liūdna, žinai, pasilgau Lietuvą. Tada vieną vakarą taip, žinai, tie cepelinai, žinai, šaldytuvės yra padėti leftovers ir aš tiesiog susimanau ir nuėjau pasišildyti tą cepelinas. Žiūriu, nėra grietinė, žinai, o tas Lenkų parduotuvės yra už 4 blocks away, žinai, už 4 blokų tą parduotuvę ir tada, žinai, aš pavargau, žinai, aš jau buvau pavargęs, tingėjau, ten tinginys, žinai, eiti į tą parduotuvės toli. Tai ir, žinai, aš taip pagalvojau, žinai, pabandysiu, žinai, gal tas, žinai, su kečupas, tas pasiduosiu tam velniui, žinai, užsidėjau aš to kečupas, žinai, ir tą
Ir, žinai, suvalgiau aš tą cepeliną tą vieną kąsnį. Ir tada, žinai, kažkas taip, žinai, kažkas pasikeitė. Aš buvau, žinai, tikras lietuvis, bet Amerikai, žinai. Darbas buvo labai sunkus. Ir uždirbu visai nedaug. Dejuoja Algimantas. Nu jo, aš čia dirbu labai sunkiai, po, žinai, 2 dienas į savaitę. Sunkiai dirbu tikrai kokį, žinai, gerus 1 mėnesį, žinai. Gal Lietuvoje, žinai, atrodo jums, kad čia mes uždirbam milijonais, žinai, aš čia kiek uždirbu, tai, žinai, palyginus tai čia yra vidutinis, žinai, pragyvenimas. 8, žinai, į savaitę. 8,000 į savaitę, žinai, uždirbu. Nu, čia vidutinis kaip ir, žinai, užmokestis yra už, žinai. Kai Algimantas buvo mažas, jį užgauliojo mokykloje ir darželyje. Pasakoja Algimantas. Nu jo, man Lietuvoje buvo problemų su tą pavardę, žinai, ganėtiška ir Dauna, žinai, pavardė ir tie vaikai sakydavo, žinai, jau net darželį sakydavo, eitų Daunas, žinai. Ir aš kenčiau nuo to labai, mane vadindavo Daunas visą laiką, žinai, net mokykloje irgi net mokytojai, žinai, sako, Daunas prie lentos. Ei Daunas, tu nemoki matematiką, žinai, matematiks. Man sakydavo, tu Daunas, tai dabar su Amerikos bendruomenė mes turim tokį projektą su Amerikos bendruomenė, su dipukais visai, žinai, iš Čikagos. Turim projektą nevadink Dauno to, ko tu nežinai. Kažkas panašaus, nemoku išversti į lietuvių kalbą, pamiršau, atsiprašau. Tokia mūsų yra message, žinai, pasauliui, kad mes iš tikrųjų visi esam tie Daunai, žinai.